Sveiki žvejai! Norėčiau šiandien pašnekėti apie savo pačius mėgstamiausius guminuko pravedimo būdus. Gal kartais ir jums kuriam pravers. Tikrai rekomenduočiau pabandyti, paeksperimentuoti tokiais pravedimais. Aišku, yra tas pirmas standartinis pravedimas, kurį užmeta ir praktiškai visi taip gaudo su guminukais. Užmeta ir duoda ant dugno nuskęsti ir po to traukia visą laiką iki valties tą guminuką. Tokio pravedimo aš nežinau, nedarau praktiškai niekada. Mažiausiai ant jo kimba, gal dėl to, kad aprodyta daugiausiai yra, ar kas. Aš pavyzdžiui, dažniausiai mano naudojimas pravedimas yra pasilengvint kiek įmanoma galvą, bet aišku, jau nesilengvinu mažiau nei 4 gramai. Ir tai 4 gramų jau pavyzdžiui iki 6 metrų tam pravedimui jau pilnumoj užtenka. Tai jo pravedimo būdas yra tokis. Užmeti, duodi nuskęsti iki dugno. Manau, visi suprantat, kaip valas pasiekia dugną. Masalas tiksliau. Nes valas tada išsitiesia ant šito ir viskas. Tada paimi ir lėtai suki. Kokius 1, 2, 3, 4 lėtai. Vėl duodi krist ant dugno. Aišku, jeigu tam leidžia sąlygos, žolės, vėl kažkas, tada vėl 1, 2, 3, bet lėtai. Čia jau labai lėtas pravedimas, pasyvus yra. Vėl duodi krist ant žemės. Ant dugno tiksliau. Tai tokius būdas ypatingai labai gerai veikia, kada būna jau šaltas vanduo žiemą, vėlyvą rudenį. Bet būna ir šiaip kaip pasyvi žuvis irgi veikia. Kitas pravedimas irgi naudoju gan redai, dabar kurį parodysiu. Tai irgi užmeti, duodi nuskęsti iki dugno. Aišku, jeigu tam yra galimybės, arba maždaug iki žolių aukščio. Ir tada darai tokį bangavimą. 1, 2. Tada lėtinį sukimą, kad masalas eitų link dugno skęstų. Praktiškai, aišku, čia automatiškai reikalinga sunkesnė galva šitam pravedimui. Masalas, kada pradeda jau jaus dugną, pradeda arba žolės, vėl 1 banga, 2 banga, ar lėtesnė, ar greitesnė, pakabinau žolių. Vėl lėtai suki. Jauti, kad vėl link dugno eina, arba link žolių vėl 1 banga, 2 banga. Man šitas nelabai patinka. Va dabar parodysiu aktyviai žuviai ir stambiai žuviai, man labiausiai pravedimas, kuris patinka. Tai irgi automatiškai, viskas panašiai, kaip ir visais kartais. Sunkesnė galva reikalinga, čia jau irgi automatiškai, nes šitam pravedimui jau 4 gramų netiks, 6 kartais ir žymiai sunkesnis. Irgi suki lėtai, pakėlęs nuo dugno ir padarai pakirtimą. Vėl lėtai suki, arba neduodi vėl ant dugno ir vėl darai pakirtimą. Kaip žuvies kirtimą darai, lygiai tas pats. Vėl suki. Lėtai vėl žuvies pakirtimas, kaip irgi būna labai ir agresyvus ant šito tokio, būna lydekų kibimai agresyviai ima. Ir labai man šitas pravedimas patinka, kada aktyvesnė lydeka, kai randi masalą, tai tikrai žymiai daugiau didesnių pagaunu ant tokio pravedimo būdo. Tada dar kitas pravedimo būdas yra irgi pasiteisina, būna kur tarp žolyčių net toli, kai matai masalą, tai irgi jį šokdinti tik tai. Irgi leisti kiek įmanoma arčiau dugno nuskęst ir pašokdinti vis. Aišku, kad šitus visus dalykus pravedimus padaryti, reikalingas kietesnis spiningas. Su minkštesniu kažkada bandžiau, vieną žvybą pražuvavau, viskas daugiau minkšto spiningo pas mane nėra nei vieno. Šiaip dar tikrai yra vienas geras pravedimas būna irgi, tai su guminuko tvičinti. Irgi paimi, užmeti, duodi nuskęsti ant dugno, irgi sąlyginai reikalingas sunkesnis galvakablis.
ir paėmė. O, turiu lydeką, išerzinau, šiaip ne taip, čia jums berodydamas pirmą. Na, žinot, kai geri pravedimai, tai net nebejoju, kad lydekos tikrai pasirašys, nes ant tos užmeti, trauki, jau nieks nebenori kibti. Nu va, tokia va, nori šokti, o iššoko, pasitaškam. Šiaip 50-ukas būtų legali, bet neimam žuvies, kada nors kitą kartą paimsim. Gražiai paleidžiam. Kitas pravedimas būtų, irgi tikrai panaudokit, nes irgi labai neblogas. Tvičinti kaip su vobleriu, duodi ant dugno nuskęst ir smūgis. Praktiškai tik surinkinėjai valą irgi, kaip ir voblerio, lygiai tas pats. Irgi būna išerzina lydeką. Gerai. Aišku, nepamirškit, labai nesukelkit maslo. Jeigu pajautit, kad sukėlėt maslą, duokit jam vėl skęst ant dugno. Ir vėl kokius keli patvičinimai ir vėl pauzelė, kad skęstų link dugno. Ir tvičint galima lygiai taip pat į šoną, kaip darai tvičo kaip ir voblerio. Aišku, būt maloniau trumpesnis spinningas šitam pravedimui irgi, bet gaudau su tokiu, kokiu yra, palikęs tvičinį su vobleriais. Bet tvičint lygiai taip pat galima ir į viršų. Va, jeigu matėt praeitą mano laidą, kaip gaudžiau su guminuku be uodegos, tai irgi patvičinį, bet irgi kontroliuokit visą laiką, kad dugna, kad nebūtų ten gylis 5 metrai, o guminukas eina metras nuo paviršiaus. Vis tik kažkiek protų ribose, duokit apskęst, pažaiskit. Ir dabar dar vienas dalykas. Irgi nežaiskit ten visą pravedimą vienu būdu. Irgi, va, pavyzdžiui, švelniai, kaip sakiau, tą tokį parenki valą, tada pakirtimas, tada žaidi, leid link dugno, patvičini, ar, pažiūrėkit, čia, būna, kiekvienas atsirenki savo. Aišku, kartais būna, tinka tik tas pakirtimo pravedimas, kažkas kitas ne. Tai nesuki smegenų, tada tuo ir žuvauni. Aišku, retkarčiais pabandai ir kitus, nes būna žuvies pasikeičia ir agresyvumas ir vėl kažkas. Tai čia tokie daugiausiai yra iš mano naudojimų pravedimo būdų. Jeigu kažkam neaišku ar ką, tai drąsiai klauskit, rašykit, ar kaip ir vietiniai, tai užsukit, pašnekėsim, pasidalinsiu, pas mane iš tikrųjų nėra jokių paslapčių. Ir tai tiek apie mano pagrindinius pravedimus. Aišku, jie gali būti visą laiką ten tie čiučiut silpnesnis, čiučiut stipresnis, tos variacijos gali būti begalė. Svarbiausiai, nežaisti tuo vienu. Užmetei, surinkai, užmetei. Tai, pavyzdžiui, va tie, kas ir gaudo su blizgim. Tai jų, kada blizgė sunki, jis užmetė, tą blizgę po biškį suka, jinai vis tik eina link dugno. Tai jau nereikia žaidimo būna, jau jinai, o guminukui, ir po to sakom, blizgiai skimba ant guminuko, ne. Iš tikrųjų, jeigu lydeka aktyvi, tu rasi blizgę, rasi pravedimą su blizgę ar spalvinimą, kad pagausi. Lygiai taip pat rasi guminuką, ar dydį, ar spalvą, ar vėl kažką, kad pagausi voblerį. Jeigu jinai aktyvi, tai jinai ims bent kokį masalą, tik tai reikia ras paprasčiausiai prieėjimą su tuo masalu. Nežinau, jeigu kažkiek nors padėjau, tai aišku, man labai malonu.